Mielos bičiulės ir bičiuliai, iš tikrųjų, man atrodo, pirmiausia, kaip ir visi noriu pradėti nuo sveikinimų tiem, kurie dirbo, tiem, kurie yra išrinkti, tiem, kurie talkino ir sukūrė tą atmosferą. Padėkoti tiem mūsų kasdieniam darbininkam, nes kaip visi, kurie čia kalbėjom, be kasdienio darbo rezultato negali būti. Aš manau, kad šis mūsų tarybos posėdis gali padėti tik taip paukštelį, kad mes apsvarstėm rezultatus, bet iš tikrųjų išanalizuoti jus reikia paskirti visą dieną, o galbūt net ir 2, su pasidalinimu į įvairias grupės, rėžiant įvairiais pjūviais, kiek mums galėjo pridėti, ar mums kiek atimė kokie tai bendrieji sprendimai, nelaiku padaryti žingsniai, nepristabdyti, neapsižiūrėti, ką reikėjo daryti kitaip, ar tikrai verta startuoti nekeliant visose apygardose kandidatų, ar tikrai nereikia paprašyti, kad mūsų lyderiai eitų ir dar patrauktų ir tose vienmandatėse apygardose. Dabar mes tik tai taip susitampom, tik tai eiti į tą apygardą, lyg tai neiti. Aš manau, kad šitiem dalykam mes iš tikrųjų turim pašvęsti žymiai daugiau laiko ir labai atviroj, geroj socialdemokratinėj, bičiuliškoj atmosferoj tuos dalykus pasiskaičiuoti. Nes manau, kad buvo padaryta gerų sprendimų, gerų žingsnių, bet buvo padaryta ir klaidų.